Sveiki, kas manęs nepažįstate. Noriu prisistatyti, esu masažuotoja ir nutriciologė. Tai yra dvi skirtingos profesijos, bet jos labai viena su kita yra susijusios, todėl kad, atneša tokį holistinį požiūrį į žmogų. Ir aš labiau galbūt kalbėsiu iš nutriciologinės pusės, nes patirties masažo srityje jau turiu 14 metų, nutriciologijai 7, šiek tiek mažiau, bet vis tiek darbas su žmonėm ir apskritai, kai nutriciologija, tokia mūsų yra kasdieninis dalykas, tai tikrai verta apie tai pagalvoti, pamastyti, nes nutriciologija yra mokslas. Ir mokslas, kuris tyria, kaip maistinės medžiagos veikia mūsų organizmą. Maistinės medžiagos gali veikti labai gerai mūsų organizmą ir atnešti labai gerus rezultatus, sveikatą, energiją ir grožį, arba veikti labai blogai ir atnešti nesveikatą, o priešingai. Taigi tikrai verta pasigilinti šitą mokslą ir aš, jūs supažindinsiu su nutriciologijos ABC. Tai bus 4 pagrindinės raidės, apie visą tai ir suksis visas kontekstas. Ir pirmoji nutriciologijos raidė yra A, tai yra activity angliškai, o lietuviškai aktyvumas. Žinoma, be judėjimo mes negalime tikrai gyventi, nes judėjimas yra mūsų taip pat viena iš sveikatos dalių, ir geros savijautos dalis, ir geros nuotaikos dalis, todėl jo į šalį tikrai negalime nustumti. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėte į mitybos piramidę, jos apačioje pamatytumėte, kad yra activity. Tai reiškia, pirmas yra prieš visą maistą, ką mes vartojam kasdien, prieš netgi vandenį, tai yra judėjimas. Ir apie judėjimą šiek tiek plačiau kalbėsiu kitoje dalyje. O trumpai einam toliau, tai yra B raidė, tai yra building, ląstelių mityba arba ląstelių statyba, jai skirsim labai daug dėmesio. C yra cleaning arba reguliari detoksikacija, tai yra organizmo išvalymas. Ir D defense, tai yra tikslinė apsauga. Apie visą tai mes kalbėsime plačiau, žinios bus nemokamos, o jeigu kažką parekomenduosiu įsigyti, tai ką pati vartoju ir jums tikrai pasidarys įdomu, galėsite įsigyti gamintojo parduotuvėje. Taigi, iki malonaus ir startuosim su judėjimu, tai yra su activity pirmąja ta nutriciologijos abėcėlės raide. Iki.